kokybę. Tai dabar prašom, Julija, perduodu žodį tau ir tada dar atsakysime į klausimus, kuriuos uždavėt anksčiau ir kuriuos dar turėsite galbūt bet sakau, išklausykit, nes tikrai bus išsamiai pristatyta, tai galbūt savaime kai kurie klausimai bus atsakyti. Dėkui. Labą dieną, tai aš tikiuosi, jūs mane girdit. Ir aš savo pranešimu pabandysiu apžvelgti 13 kvietimo mokslininkų grupių projektų konkursų sąlygas, paraiškų rengimo ir pateikimo tvarką. Kažkodėl nebesigirdi, aha. Ar galėtum dar įjungti? Atsiprašau, truputį. Taip, tuo mes pažiūrėsim, ką galim padaryti. Aš pastūmiau, bet pažiūrėkim, ar nenušoko į pačią pabaigą. Taip, ne visai telpa į ekraną, gal galėtume sumažinti šiek tiek. O, taip, čia dabar bus geriau. Geriau dabar? Taip, mėginkim. Pažiūrėsim. Dėkui. Taip, šiame kvietime galima teikti paraiškas pagal 4 konkursus. Tai yra pirmas ir antras konkursai yra skirti humanitarinių ir socialinių mokslų sričių projektams. Trečias ir ketvirtas yra skirti gamtos, technologijos, medicinos ir žemės ūkio mokslo sričių projektams. Pirmas ir trečias konkursai yra skirti patyrusiems mokslininkams, kurie projektam vadovauja patyrę mokslininkai. Na ir antras ir ketvirtas konkursai yra skirti vadovauti ir vykdyti jauniesiams mokslininkams. Šiame kvietime projekto biudžetas negali būti didesnis nei 200 000 ir pareiškėjai gali būti projekto vadovas kartu su vykdančiąja institucija, kuri įtraukta į švietimo ir mokslo institucijų registrų sąrašą. Pirmoji nuostata, kurią jūs matote ekrane, tai atėjus iš ankstesnių kvietimų, tačiau iš jūsų užduodamų klausimų mes suprantam, kad jinai jums yra labai aktuali. Tai kiekvieno pagrindinio vykdytojo, įskaitant projekto vadovo darbo apimtis projekte, turi būti ne mažesnė kaip 20 valandų padaugintų iš projekto trukmės mėnesiais. Tai nereiškia, kad pagrindinis projekto vykdytojas turi dirbti visą projekto laikotarpį 20 valandų kiekvieną mėnesį. Tarkim, jūsų projektas ir bus vykdomas 36 mėnesius, tai 36 mėnesius padauginkite iš 20 valandų, gausite 720 valandų per visą projekto laikotarpį. Ir šias valandas pagrindinis projekto vykdytojas gali išdirbti per pirmuosius arba per pirmuosius 2 arba per visą projekto laikotarpį, kaip priklausomai nuo to, kaip jūs būsite suplanavę jam veiklas projekte. Nauja nuostata šiame kvietime yra ta, kad kiekvieno nepagrindinio vykdytojo, kurį jūs planuosite įdarbinti į bet kurią iš mokslo darbuotojų pareigybių, darbo apimtis negali būti didesnė kaip 20 valandų padaugintų už projekto trukmės mėnesiais. Kitų nepagrindinių vykdytojų, tai yra ne mokslo darbuotojų, darbo apimtis projekte nėra ribojama. Jau mačiau klausimą jūsų užduotą čate ir mes matom labai dažnai, kai pareiškėjai painioja, tai asmuo gali teikti tik vieną šio kvietimo paraišką kaip projekto vadovas arba kitas pagrindinis projekto vykdytojas. Tai ką mes matom, tai dažniausiai pareiškėjai supainioja kvietimą ir konkursą. Tai jeigu jūs planuojate, pavyzdžiui, 4 konkurse teikti paraišką kaip projekto vadovas, tai 3 konkurse jūs jau negalite teikti paraiškos nei kaip pagrindinis projekto vykdytojas, nei kaip vadovas. Ši nuostata galioja visame mokslininkų grupių projektų kvietime, o ne atskiruose konkursuose.
Asmuo vienu metu gali vykdyti nedaugiau kaip 2 konkursinių prioritetinių mokslinių tyrimų programų, paskirtinių programų, valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 16-24 metų, bei mokslininkų grupių projektus kaip pagrindinis projekto vykdytojas ir būti tik vienas iš jų vadovas. Tai konkursinių prioritetinių mokslinių tyrimų programą mes šiuo metu turime tik tai vieną iš socialinių mokslų srities. Tai yra programa visuomenės atsparumo stiprinimas ir krizių valdymas šiuolaikinių geopolitinių įvykių kontekste. O paskirtinių programų šiuo metu vykdomų kol kas neturime, tačiau yra pateiktas programos informacinės technologijos mokslo ir žinių visuomenės plėtrai projektas. Ir iki gruodžio 15 dienos akademinė bendruomenė bei socialiniai partneriai gali teikti paraiškas šiai programai tobulinti ir planuojam, kad šiai programai kvietimas turėtų atsirasti kitų metų pirmą ketvirtį. Tai kviesčiau įsivertinti savo galimybės, tie, kurie planuotumėte paraišką teikti šiai paskirtiniai programai, tai irgi turėkite galvoje, kad galios tas pats apribojimas, kad bus galima dalyvauti tik 2 projektuose ir būti vieno iš jų vadovas. Kaip jau šiandien girdėjot ne kartą, skatinamas 1-3 pakopos studentų įtraukimas į projekto vykdytojų grupę, tiek kaip pagrindiniai, tiek kaip nepagrindiniai vykdytojai studentai gali būti įtraukiami. Kalbėjo apie tai labai daug tiek komitetų pirmininkės, tiek ir tarybos pirmininkas, tai gal aš plačiau čia neapsistosiu, tik tai norėčiau pasakyti, kad pareigybė, į kurią numatyta įdarbinti 1-3 pakopos studentą, visą projekto įgyvendinimo laikotarpį turi būti išlaikyta ne mažesnė nei numatyta paraiškoje darbo intensyvumu. Jeigu kalbėt apie pirmąjį konkursą, kuris yra skirtas patyrusių mokslininkų humanitarinių ir socialinių mokslų srities reikalavimus vadovui, tai projekto vadovas be abejonės turi būti mokslininkas, kuris per pastaruosius 10 metų yra paskelbęs publikacijų bent vienu iš šių būdų. Tai yra ne mažiau kaip 10 straipsnių recenzuojamuose mokslo leidiniuose arba nedisertacijos pagrindų parengta monografija ar studija. Ir jeigu ta monografija yra parengta su bendraautoriais, tai monografijos autoriaus dalis turi būti ne mažesnė nei 4 autoriniai lankai. Jei tai yra parengta studija su bendraautoriais, tai autoriniai lankai negali būti mažiau negu 2. Na ir mažesnės apimties dalys gali būti įteikiamos kaip atskiri mokslo straipsniai ir ne mažiau kaip 5 straipsnius recenzuojamuose mokslo leidiniuose, periodiniuose, tęstiniuose arba vienkartiniuose. Ir bent viena iš jau minėtų anksčiau publikacijų turi būti paskelbta per pastaruosius 3 metus. Kalbant apie 2 ir 4 konkursą, kurie yra skirti jauniesiems mokslininkams, tiek vykdyti, tiek vadovauti, tai projekto vadovas turi būti būtinai mokslininkas, tai yra apgynęs disertaciją ir jau turintis daktaro laipsnį. Doktorantai projektui vadovauti negali. Na, o jeigu kalbant apie keliamus reikalavimus tiek vadovui, tiek kitiems vykdytojams, tiek pagrindiniams, tiek nepagrindiniams, jie turi turėti mokslo laipsnį, turi būti jaunieji mokslininkai. Tai yra asmenys, kurie mokslo laipsnį įgyja ne anksčiau kaip prieš 7 metus nuo kvietime nustatytos paraiškų pateikimo termino paskutinės dienos ir į šį laikotarpį neįskaičiuojamos motinystės, tėvystės atostogos vaiko priežiūrai skirtos. Tai jeigu jūs buvote tokiose atostogose, tai šis laikotarpis atitinkamai prailgėjo. Na ir atitikti jaunajam mokslininkui keliamiems reikalavimams įdarbinant nepagrindinius projekto vykdytojus, turinčius mokslo laipsnį, turės užtikrinti vykdančioji institucija. Taryba projekto įgyvendinimo metu gali pateikti vykdytojų atitikti šiems reikalavimams patvirtinančių dokumentų ir jų nepateikus išlaidos gali būti
pripažintos netinkamomis. Kalbant apie trečio konkurso reikalavimus vadovui, tai dar pasikartosiu, kad trečias konkursas yra skirtas patyrusiems mokslininkams gamtos, technikos, medicinos ir žemės ūkio sričių. Be abejonės turi būti mokslininkas vadovas, kuris būtų paskelbęs per pastaruosius 10 metų ne mažiau kaip 10 straipsnių recenzuojamuose mokslo žurnaluose. Kaip matot, yra išskirta 10 straipsnių, nes pirminėje nuostatoje, kurią mes buvom paskelbę dar rugsėjo mėnesį, buvo nurodyta 15 straipsnių, tačiau jūsų kaip pareiškėjų naudai šis reikalavimas yra sumažintas nuo 15 straipsnių iki 10 straipsnių. Na ir bent 3 iš šių nurodytų straipsnių turi būti paskelbti per pastaruosius 3 metus. Čia, kalbant apie 10 straipsnių, tai tinka bet kokie recenzuojami žurnalai, nesvarbu, ar jie yra referuojami kokiose nors bazėse, ar turi cituojamumo indeksą, kvartilės taip pat nėra svarbu, tačiau norėčiau atkreipti dėmesį, kad knygų skyriai ir patentai nebus užskaitomi. Kalbant apie visus konkursus, kiek aš čia kalbėjau apie projekto vadovus ir vis sakiau per pastaruosius 10 metų, tai tas 10 metų yra suprantami kaip 13-22 arba 14-23 metai. Jūs laikotarpį galite pasirinkti savo palankesnį, kuris jums yra teikiant paraišką palankesnis, jūs tą ir pasirinkit. Na ir tos 10 metų taip pat nėra įskaičiuojami tėvystės, motinystės, atostogos vaikui prižiūrėti, gimdymo atostogos. Atitinkamai tada šis 10 metų laikotarpis prasitęsia. Na ir pastarieji metai taip pat suprantami kaip 20, 22, 21, 23 metai. Taip pat galite pasirinkti laikotarpį, kuris jums yra naudingesnis teikiant paraišką. Ir atostogos taip pat nėra įskaičiuojamos į šį laikotarpį. Nauja yra šiame kvietime tai, kad mes prašome pateikti projekto vadovo duomenis, kad būtų galima asmenis identifikuoti internete. Tai yra arba ORCID, arba Web of Science Research ID, arba mokslininko paskyra ResearchGate, arba mokslininko profilis mokslo ir studijų institucijoje, kurioje dirba. Jeigu paraiška teikiama 3. ir 4. konkursui, be abejonės ši informacija turi būti pateikta anglų kalba. Na, o tai yra dėl kelių priežasčių. Pirmoji priežastis yra tai, kad atskirti asmenis dėl sutampančių pavardžių ir kad nesuklysti dėl lietuviškų raidžių transkripcijų, nurodant autorius publikacijose. Taip pat, kad ekspertai vertinant jūsų paraiškas galėtų plačiai matyti visą projekto vadovo publikacijas, prieskyras, bendraautorius, publikacijų tematikos kaitą, platumą ir publikavimosi aktyvumą. Projekto partneris gali būti juridinis asmuo. Jis gali būti tiek iš Lietuvos, tiek iš užsienio, tiek mokslo studijų institucija, tiek ūkio subjektas, tačiau negali būti privatus asmuo, ką mes labai dažnai girdim, kai jūs užduodat mums klausimus. Taip pat negali būti juridinis asmuo universiteto fakultetas, instituto laboratorija, nes tai nėra atskiras juridinis asmuo. Išlaidos apmokamos tik partneriams iš Lietuvos, tai yra partneriai iš užsienio jokių lėšų gauti negali projekte ir partnerių vykdytojams taikomi tie patys reikalavimai, kaip ir vykdančiosios institucijos vykdytojams. Dažnai mes girdim užduodamą klausimą, jei įtrauksim partnerį, ar bus vertinamas projektas dėl to geriau, ar paraiška gaus daugiau balų ir taip toliau. Tai vertinant paraišką, jeigu jūs įtrauksit partnerį, paraiška nebus įvertinta nuo to nei geriau, nei blogiau. Tiesiog jūs traukit partnerį tik tai tuo atveju, jeigu jūsų veikloms, užduotims, projekte jis tai yra būtinas. Visais kitais atvejais partnerio tikrai nereikia. Bendradarbiavimo sutarties teikiant
paraišką tarp vykdančiosios institucijos ir partnerio taip pat pateikti nereikia. Reikėtų, kad būtų pridėtas partnerio pasirašytas laisvos formos sutikimas, kad laimėjimo atveju jūsų projekto partneris sutinka su jumis ir jūsų vykdančiąja institucija vykdyti projektą. Taip pat yra labai dažnai jūsų užduodamas klausimas mums, ar reikia įtraukti užsienio šalių tyrėjus į projektų vykdymą, ar tai duos daugiau balų paraiškai, kai jinai bus vertinama. Tai tikrai tai nėra būtina ir kad, kaip ir visi kiti vykdytojai, užsienio tyrėjai kviečiami, jei jų yra kompetencija reikalinga jūsų projekte. Tik tai norėtume atkreipti dėmesį, kad visi projekto vykdytojai, išskaitant ir užsienio tyrėjus, turės būti įdarbinti pagal darbo sutartį Lietuvos institucijoje. Todėl yra labai svarbu išsiaiškinti, ar užsienio institucija, kurioje dirba užsienio tyrėjas, netaiko apribojimų sudaryti darbo sutartį su kitų šalių institucijomis. Tokių pavyzdžių mes žinom ir tai yra netgi ES šalys, kurios draudžia tai daryti. Tai norint įtraukti, tikrai rekomenduojam tai išsiaiškinti iš anksto. Taip pat dažnas jūsų klausimas būna, jeigu jūs įtrauksit užsienio šalių tyrėją, ar jisai turės fiziškai būti ir dirbti Lietuvoje. Tai taryba tokių apribojimų netaiko ir nenurodo, kokios darbo sutartys gali būti sudarytos jūsų vykdančioje institucijoje. Jei darbų specifika leidžia, tai gali būti sudaromos užsienio tyrėjais ir nuotolinio darbo sutartys. Kas jau buvote prisijungę prie sistemos ir bandėte pildyti paraišką, tai turbūt pastebėjote, kad apskaičiuojant komandiruotės išlaidas nėra jums įprastos skaičiuoklės, kaip anksčiau, kuri jums suskaičiuodavo vienos ar kitos komandiruotės maksimalią sumą. Šiame kvietime jums reikia apskaičiuoti ir pagrįsti komandiruotės sąmatą patiems. Išlaidos pagrindžiamos lygiai taip pat, kaip grindžiate išlaidas paslaugoms ar prekiams. Turi būti konkrečiai nurodyta, kodėl būtent tokia suma skiriama vienai ir kitai komandiruotėjai ir kaip jūs ją apskaičiavote. Ilgalaikį turtą gali įsigyti tiek vykdančioji, tiek partnerių institucija, tačiau ji turi būti Lietuvos valstybinė institucija. Aš čia gal dar kartą pakartosiu, kad užsienio partneriai iš viso jokių išlaidų patirti negali susijusių su projektu, nes jos nėra tinkamos. Na, o jeigu jūsų partneris bus ūkio subjektas arba institucija, tačiau nebus jinai valstybinė, jinai ilgalaikio turto įsigyti negalės. Taip pat mes dažnai labai pastebime, kad teikiant paraiškas, pareiškėjai labai dažnai supainioja prekes, paslaugas ir ilgalaikį turtą. Tai prieš teikiant paraišką, kai jūs skaičiuojat savo paraiškos biudžetą, mes labai prašytume jūsų susisiekti su jūsų institucijos atsakingais asmenim, finansininkais, viešųjų pirkimų specialistais, kurie jums padės įsivertinti, kokiai išlaidų rūšiai priklauso jūsų norimas įsigyti daiktas, nes dažnai taip atsitinka, kai laimimas projektas ir jūs norit jau kažką tai pirkti ir pradėti projektą, jūs dar turite prieš tai pasikeisti sąmatą projekto, nes tiesiog ne ten pataikėt su išlaidų rūšim. Tai tikrai rekomenduojame išsiaiškinti, skaičiuojant biudžetą paraiškoje. Taip pat labai dažnai užduodamas mums klausimas yra, koks yra optimalus publikacijų skaičius, kad mano paraiška būtų įvertinta labai gerai ir surinktų maksimalų skaičių balų. Tai tokio nustatyto rekomenduojamo publikacijų skaičiaus nėra. Kiekybiniai kriterijai ekspertinėme vertinime bus taikomi tik tiek, kiek tai reikalinga įvertinti, ar planuojami rezultatai ir sklaidos priemonės dera su iškeltais projekto uždaviniais. Ar sklaidos priemonės yra įvairios, ar apima visas projekto veiklas ir būsimus tyrimų rezultatus. Visas
Visus su kvietimu susijusius dokumentus jūs galite rasti tarybos svetainėje, mokslininkų grupių projektų skyrelyje, kažkur prieš savo pranešimą mačiau čiate klausimą, ar kur galima rasti paraiškos formą, tai ją rasite čia tiek lietuvių, tiek anglų kalba. Turbūt jau visi žinot, kad paraiškos šiame kvietime teikiamos naujoj paraiškų teikimo sistemai. Tai visą informaciją susijusią su paraiškų teikimo naujoje sistemoje jūs taip pat čia galite rasti. Čia yra patalpintas sistemos naudotojo vadovas bei trumpas video, kaip tą paraišką užpildyti. Čia mes patalpinsime ir šios dienos pranešimus bei įrašus ir galėsite persižiūrėti, kada jums patogu dar kartą. Na ir jau kaip kalbėjom šiandien, paraiškos teikiamos naujoj paraiškų teikimo sistemoje projektai LMT-LT. Paraiškos teikiamos prisijungus tik per elektroninius valdžios vartus ir tik projekto vadovas, nes elektroniniai valdžios vartai jūs identifikuos ir automatiškai būsite nurodomas kaip vadovas. Pakeisti sistemoje vadovo galimybės neturėsite. Užsienio šalių piliečius, kurie neturi galimybės jungtis per elektroninius valdžios vartus, mes kviečiame susisiekti su mumis elektroniniu paštu, su bet kuriuo mokslininkų grupių projektus administruojančiu asmeniu ir išreikšti pageidavimą, kad kad užsienio šalies pilietis nori šiame kvietime teikti paraišką. Mes susisieksime su atitinkamais specialistais ir programą automatiškai sistema sugeneruos prisijungimo duomenis ir jie bus nusiųsti užsienio šalių piliečio nurodyto elektroniniu adresu. Taip pat noriu atkreipti dėmesį, kad užsienio šalių pilietis iš karto bus taip pat sistemai identifikuotas kaip projekto vadovas ir pakeisti galimybės projekto vadovo jūs neturėsite. Dar viena naujiena šiame kvietime jūsų laukia ta, kad paraiškos jūs pateikti patys negalėsite. Norėjau pasakyti, kad projekto vadovas negalės pateikti paraiškos pats, jisai turės užpildyti paraišką, patikrinti, ar jame nėra klaidų ir tik tai tuomet pateikti savo paraišką mokslo studijų institucijos atstovui. Tokią galimybę pateikti paraišką mokslo ir studijų institucijos atstovui jūs rasite pagrindinėje paraiškos teikimo informacijoje. Labai kviestume ir siūlytume nelaukti paskutinės dienos, nes paraiškų institucija teiks ne vieną ir ne dvi. Ir institucijos atstovai tikrai turės daug darbo peržiūrėti jūsų pateiktą paraišką ir ją pateikti tarybai. Iš anksčiau užduotų klausimų, kuriuos mes prašėme jūs pateikti prieš renginį, buvo klausimas, ar institucijos vadovas turės kiekvieną dalį patvirtinti atskirai. Taip ne, taip nebus. Galės patvirtinti visą paraišką iš karto. Na ir institucija gali paskirti vieną ar kelis įgaliotus asmenis. Jų įgaliojimai iš tarybos pusės nebus apribojami kažkokiamis konkrečiomis priemonėmis, kvietimais, dokumentų specifika, funkcijų pasiskirstymą tarp paskirtų įgaliotų atstovų, jei institucija paskirs kelis, institucija galės nusistatyti pati, vadovaujantis institucijos vidinę tvarką. Na ir be abejonės, institucija bet kada galės kreiptis į tarybą dėl papildomų įgaliotų asmenų paskirimo ar jų pakeitimo. Na ir mokslo studijų institucijos atstovas, gavęs jūsų paraišką kaip projekto vadovo, turės dvi galimybės. Iš pat pradžių paraišką turės peržvelgti, pažiūrėti, ar visi laukai yra išpildyti, ar biudžetas paraiškoje yra paskaičiuotas ir jeigu viskas tvarkoja, galės tą paraišką pateikti. Jeigu institucijos atstovas pamatys, kad paraiška nėra pilnai užpildyta, galbūt yra klaidų, galbūt laukeliai yra neužpildyti iki galo, jisai galės grąžinti paraišką projekto vadovui tikslinti su konkrečiai nurodytais laukais, kur informacija turi būti patikslinta.
Projekto vadovas, patikslinęs paraišką pagal gautas pastabas, pakartotinai pateiks paraišką mokslo ir studijų institucijos atstovui. Mokslo studijų institucijos atstovas dar kartą peržiūrės paraišką, galės pateikti ją tarybai. Na ir čia matote kontaktus, tai yra visi asmenys, kurie dirba su mokslininkų grupių projektais. Tai jeigu pildant paraiškas jums kiltų klausimų, tai mielai lauksime nurodytais kontaktais. Dėkui tada ir lauksim klausimų.